Noriu parodyti stebuklą. O, kažkokia žinutė atėjo. Čia yra Tele2 tinklas. Mano kortelė, jinai veikia vienam telefone. O čia turim Labas. Irgi veikiantis telefonas. Pabandysim įdėti ežį dabar į tą telefoną. Įrodyti, kad jis nepririštas. Va, iškrito Labas kortelė. Dabar dedam Omnitelio tinklo kortelę. Turėtų viskas veikti. Taip, įjungiam. Čia Tele2 veikia. Dabar dedam tą ežį kortelę, pažiūrim, kas bus. Jungiasi. Taigi, kaip matau, ežys atsirado ten tinklas. Taip, pilnas ryšys. O, ir žinutė atėjo iš karto. Kas čia? Sąskaitos papildymas. Gerai, tai dabar pabandom iš šito telefono Tele2 kortelę. O, Tele2 abonentas, labai neryškiai, bet čia tikrai yra Tele2 ryšys. Pabandom perdėti. Telefonai nerišti, abudu. Taip. Va, iškrito ežiukas. Dabar ieškom Tele2 ryšių. Tele2 kortelė. Senas abonentas. Taip. Va, jau jinai viduj. Batareika. O, stinka sena. Tak. Na va, pabandysim pažiūrėti, koks bus rezultatas. O rezultatas, tai aš jau nujaučiu koks, kad ryšio neprisiregistruos. Tipo, SIM kortelės registracija bus nesėkminga. Nuėjus į Tele2 saloną, man tiesiog atsakė, sako, naudokite su kitu aparatu. Buvo labai įdomu. Įvedam PIN kodą. O kitame aparate veikia, bet aš noriu naudotis su šituo aparatu. Kam aš turiu suprastesnių naudotis. Taip, bandom surasti. Čia programėlė mano, Skype'as jungiasi. Aha. Labai ilgai kažko ir jokio atsakymo. Nu va, kažkaip ryšio nėra, o ežys Labas per kelias sekundės prisirišo. Pabandom. O, kažkoks užrašas, tiesiog SIM registration failed rašo. Čia angliškas meniu ir viskas. Ryšio padalų ne vienos, jokio tinklo. Dar pabandom kokį numerį surinkti, va, į klientų aptarnavimą. Skambinti nepavyko, nėra ryšio. Ką, tai dar kad įsitikinti, tą pačią kortelę išimam ir įdedam į tą telefoną prieš tai. Taip negali būti, kad kortelės, jinai taip greitai. Oi. Karčita baterija. Pinas.
Tele2. Kaip čia dabar va veikia staiga, o tam telefonė neveikia, nors ežys labas veikia. Va. Taigi, kas atsakys į šitos klausimus?